Sveiki, ką atvažiavom šiandien į Slaigo vietovę, tokį vieną iš ikoniškiausių Airijos kalnų, Bimbulbigan kažkaip pasivadina kalnas. Maršrutas bus apie 15 km, sukėlimas 700 metrų, bandysim šturmuoti, apeiti. Oras rodos šiandien toks neblogas, saulutė. Nu, žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Pakol kas tai vaizdai afigeni. Kalnas atrodo įspūdingai labai. Nu, paskui paleisiu droną, biškį paskraidysiu, pamatysit, koks čia grožis. Nu, kol kas, ką, einam į priekį. Upelis bėga. Dangerous, o kodėl čia dangerous? Nežinau. Kilom pa biškį į viršų, o saulutė. Biškį šalta čia mums, ne? Vaikai. Dabar biškį geriau, kai lipam, nebe taip šalta. Nu. Toks maždaug kol kas kelias yra. Ten, rodos, paskui rašė, kad bus biškį pelkynų kažkokių. Nežinau, gal pasibaigs tokį lafa. Šiaip tai va. Upelis bėga. Nu, čia dar tik pradžia. Visas įdomumas bus viršuj. Nu ką, geras keliukas pasibaigė. Prasidėjo biškį tokie purvynai, pliurzės. Bet oras geras, saulutė šviečia, nuotaika gera. Šiaip pavarysim gerai, turiu, pahaikinsim. Gerai, kad išvažiavom. Karočiui, takas pasibaigė. Einam vėl laukais, kaip kažkada kažkur ėjom. Yra ten takų kažkokių takų, bet blecha. Bet mums pažymėta žemėlapį eiti šito tako. Lauk, gal čia reikia eiti. Nu. Tai varom, ble, per laukus. Nu ką, lipam į pirmą kalniuką. Biški čia taip bruzginai tokie, pelkinai. O, kokia panoramėlė. Čia turėsim viską apeiti, biški tam paeiti. Tai paskui palei visą tą iki ten to galo daeiti. Tikiuosi saulutė dar bus. Bля, pavargom biškį. Biškį sukilo porą šimtų metrų. Stačiau ir vsio. Seniai jau behaikinam. Nu nieko, dar tik pradžia, dar užlipsim. O čia, jeigu be navigacijos eiti, tai taip pat. Karoči, nėra kelias sužymėtas iš vis. Karoči, pradžia nelabai kokia. Daėjom iki viršūnės pagaliau. Pažiūrėsim, kas ten darosi. O, baranai. Baranai kažkokie. O, čia koks kardis. Ui. Eina nafik. Aš bijau aukščio.
Žiūrėkit, kas čia darosi. Reikia droną paleisti, turbūt biškį, kad čia praskris tą pusę. Ne? Nu ką, dronasiką paleidom. Biškelį tokie įspūdingi skardžiai. Bet žiūrėk, ten to saulė vėl pasirodys, galėjom palaukti. Na ir taip. Dulis bėga. Ir taip, vaizdai turėtų būti neblogi. Ką, varom toliau, dar 3 kilus tik atėjom. Dar, 13. Jof ir iniciator. O ten. Toks skardis. Johanai vavai. Kas bijo aukščio, tai čia nelabai. Nelabai. Dar lipsim aukščiau ten. Ten, matai, ten išvis bus. Nu, sako, aukščiausias taškas bus 700 ten su biški metrų. Nėra iš tikrųjų tiek daug, nes tas mūsų Smorny kalnų kalnas yra 900 Slivbinan. No, bet čia atrodo įspūdingai. Įspūdingai, kaip kokiai Amerikoje eina. Dar lipam dar aukščiau. Saulutė dingo biški. Tam, man rodos, toliau bus kažkokia vėl gabalėlis. Skardžio biškį. Oho. Blėt. Baisu prieit arčiau. Kad nenukrisna. Kažkaip biškiai žim. Eit arčiau. Nu ką, einam toliau. Dar 10 kilų, nežinau, čia kiek mes čia turėsim apeiti. Sakėte, kad vės neatpūstų į tą. Čia kažkoks kanjonas. Vytės ten ganasi. Ką, ten turėjo bus. Vos ten panorama. Nežinau, ar matot ar ne. Už kelią ten kokią ant skardžių stovi, kaip jinai nenukrenta. Nežinau, nesimato. Čia kažkokį smegdabį, tiesiog kažkokį skylę. Neaiški. Kam patinka panagrinėti skylutės, gali čia ateiti.
Ką, blecha, praėjom beveik 5 kilometrus. Blecha, jau užtrukom 2 valandas. 2 valandas, dar liko 10 kilometrų, beveik 11. O jau, blecha, čia 1 valanda ar kiek. Nežinau, reikia biškį paspartinį žingsnį, kad viską apeit, kol saulė nusileis. Dar namo grįžt norisi, nors iki 8. Ką, judam, greičiau. Va. Judam palei tvorą, dabar yra orientyras. Palei tvorą reikia eiti. Paskui, man rodos, reikės vėl nusileist nuo kalno ir kopti. Kopti kol ten. Kol daėsim iki tas vietos prie pagrindinės. Nu dar tolokai, tolokai. Bliač. Tokiu taku dabar einam biškis laitų. Bet tai blogai sužymėtas kelias. Nesuprasim, kur eiti. Gerai, kad biškį pašalė. Tai nėra tokių priorzių didelių. Varom. Хрен знает kur. Per laukus, na. Nors ten reikia to stulpelio. Žiauriai, žiauriai. Takas nesužymėtas iš viso. Be navigacijos niekaip. Kažkokie akmenuką sudėti. Orientyras. Matosi iš toliau, kur eiti. Kažkas maladės sudėjo. Nu ką, mums į tą, ble, kalną kažkaip dar reikia eiti. Saulės nėra, jau šikmatį. Mūsų tikslas. Navigacija taip veda. Tako jokio, karoči, nėra. Einam. Nežinau, be kur. Nu va, mūsų tikslas ten, turim užlipti viršų. Dar 9 kilometrai, be. Nesuprantu, be. Neužpul čia mumis, na. Kaip biškį, ble, papitaus sustojam. Kol saulutė šviečia. Geras orelis pasitaikė. Vėjų nėra, galvojam biškį droną paleisiu dar. Pavalgysim ir šturmuosim tą savo tą kalną. Ten, o tisai. Nesimato ten dabar. Dar yra reikalų. Biškį paspartinti žingsnį, nes jau pusę 3 mes dar be pusės nepraėjome.
laikrodžius. Nu jau greitai dar, bet 3 kilai bus pabaiga ir atgal dar grįžti, nežinau, 3-4 iki mašinas. Ten Atlanto vandenynas matosi, krantė, bet dabar kažkaip, nesuprantu, matomumas nelabai geras. Šiaip ta atkarpa matasi populiari, nes čia taip išminčiuta. Labai gerai, kad pašalo, nėra taip pliurzės. O, kažkur iš kitur, o viršūnė. Jau iki mūsų tikslo nelabai daug. Žolytė kaip takas, pukinis. Kilimas, jo, kilimas. Blecha, žmonės nuėjo, galėtų mumis nufotografuoti. Rūpėžė. Ten kaip gražu. Reikia biškį arčiau prieiti. Gaila, saulės nėra. Kažkas ten, blėt, negero darosi. Tamsu. Kad neturėtų lietutis mums. Taip sušaloma jau, kaip ciucikai. Ten už kalniuko jau, ble, bus tas trikampio galas. Vėjo nėra, atsipravus, gal dronais paleisti. Vienoje vietoje taip pūtė. Geras takas. Kažkieno privatus baseinas. Arba čiuožykla, nežinau. Ledu apsitraukia. Blia, gerai, kad pašalė. Būtų nepašalė, būtų šopa. Ką, jau greitai reikia prasibėgti, gal biškį, blia. O, panorama kokia. Nežinau, kaip čia matys per kamerą. Gaila, nėra saulės, blia, kokie čia būtų vaizdai. Bėgam. Yra dar parako biškį, blecha. Jau 11 kilų pėdinam. Biškį reikia prasibėgti. Čia vėjas prasideda. Nu ir vo, tas pats galas, kalnas. Bijau eiti, ble, toliau. Bijau aukščio labai.
planas įvykdytas. Vaizdai aфиgenė, su dronu paskaičiau. Matysit, kaip čia aфиgenė. Varom link namų, dar link mašinas. Dar link mašinas ir kokie 4 kilai. Ir link namų dar 2,5 valandas. Ką, dar biškį pafilmuosiu, kad mes judam. Ruošinės vėl. Bėgam namo iki mašinas, sušalam kaip susikai. Ką, leidžiamės į kanjoną. Dar tas takas toks eina. Ir link mašinos. Dar 2 kilometrai. Oi. Čia lipom per kalną, vėjas buvo, jo, aš matė. Galvojom, sušalsim į ledą. Toks šaltas ledynis. Žinau, kad bus įksim rytoj. Tas ilgas kelias namo, blecha. Biškį žemiau nusileidom, viso pliurzė kažkokia prasidėjo. Toks taip takas. Pafilmuvo. Nu, kelias čia. Čiut nenugrievau. Gerai, nefilmuosiu, nes tai nukrisiu. Ką sakai? Panorama. Tai kelias toks. Ką? Palauk, aš filmuoju. Labai gražiai atrodys mažytė. Biškį kelias, biškį ne ten einam, kur reikėjo, dabar reikia nusukti. Link upelio žemiau. Kažkoks namelis buvo. Kas čia? Ну нахуй, блядь! Пиздец, блядь, nukritau. Bet nefilmavai? Filmuoja jisai dabar. Kaip dabar visas purvinas eisiu, na. Kaip tai, kas tai mato, užkas? Supinė. Ble. Tik pagalvojau, ką tik nenukrist, na. Ir tau ant žodžių, ble. Nahir, ble. Žvengia dar, na. Einam. Fū, ble. Doėjome kažkokį, ble, takaną. Medinį, ble, tipo gale. Bet jo, toks purvinas. Neįmanoma beveik normaliai. Su sportbatukais tai jau čia nepaeisi tikrai. Pagaliau normalus takas. Vėl davės iki mašinos. Jis taip ėjom žiauriai, kaip nukritau, jo, visas purvinas. Nu, avinų banda ten bėga. Kaip ten užlipa ant kalnus, tai suprantu. O, panorama mano kolega, haikinimo. Ble, nesuprantam, einam jau, ble, 17 kilometrą einam, galo nesimato. Buvo parašyta, kad tik tai 15 su kapeikom. Ar mes čia grybavom kažkur, ar kas? Nesuprantu, blecha. Gerai, kad nors takas normalus. Toksai jau vakarėja, ble. Saulė jau žemai. Kaip sakant. Sušalai? Sušalam, ble, kaip siusikai. Jėga dar judam. Damasoko gal įpysim šiandien. Sorry, ble, atsikeikiam. Netyčia. Kelis bėga toksai. O, keliukas dabar geros. Gražus. Bet jau temsta, Jau temsta. Tikiuosi daeisim iki kol sutemsta.
O, jau matosi mašinytė mūsų. Tenai toliau. Dabar yra 17 kilometrų. Nu ką, į pabaigą jau visi matom savo mašiną. Atėjom tą maršrutą, gavosi 17 km su biški. Kiek užtrukomės valandų? 5 valandos 35 minutės užtruksim. Ką, maršrutas neblogas, tarpais nelabai toksai įdomus, bet yra tarpai, kur labai fainiai, vaizdai tokie panoraminiai, kaip Amerikoje, kokioje kanjonuose eini. Nu, biškį pamatysit, paskraidėm su droną, kokie vaizdeliai buvo. Ką, mes biškį sušalom, viskas atsigert karštai ir namo. Po 50? Po 50 ne. Nu ką, jeigu jau pažiūrėjote iki galo, paspauskit like, subscribe, galite komentariuką parašyti. Nu, o ką mes sveikinam iki sekančio. Bye. O čia taip ta vieta pasivadina, kur reikia pradėti haiką. Lucas Bridge. Čia toks tiltelis. Gal filmavau jau, nežinau, bet pradžioj. Aikštelė nedidelė, bet man šiandien nepasakyčiau, kad labai daug. Sekmadienis šiandien yra daug. Čia Mercedesas.